nori daugiau moteriškumo, nori daugiau įjungti moteriškos energijos ir visiems to reikia iš tikrųjų, nes gyvenam vien proto lygyje šiais laikais, tai 4 mikro įpročiai. Pirmas, pastebėk savo eiseną. Ar tu tiesiog eini, bla bla bla, ar tu gali ją išnaudoti, įjungti daugiau savo moteriškos energijos. Tiesiog pastebėk ir įdėk į klubus daugiau to judesio. Netgi judintama vidinė tokia 8 darydama, įjungsi daugiau moteriškos energijos. Patikėk manim, išbandyk, kai niekas nemato, o po to padaryk visur. Antras, slow down. Sustabdyk savo greitį gyvenime. Galbūt ne visur gali, bet kur gali, pabandyk sustabdyti ir, kaip sako, smell the roses. Įkvėp rožių kvapą. Sustabdime buvime daugiau jausti moteriškumą. Suplanuok malonumus. Reikia mums visom mini malonumų. Ir ypatingai parašyk į savo kalendorių naujų malonumo veiklų. Ir paskutinis mikropatarimas - seksualios praktikos. Pats galingiausias įrankis, kokį tik tai esu mačiusi ir patyrusi, kur gali lengviausiai jungti moterišką energiją, o ne savo proto lygį. Jeigu jų neturi, pažiūrėk pas mane parduotuviai. Pilna yra mini praktikų, didelių praktikų kursų. Išbandyk ir daryk kasdien. Svarbiausia, daryk.